Šitam podcaste bandysime pasidaryti sukamąjį judesį, kad judėtų objektas, o taip pat pabandysime padaryti objektų grupavimą. Taigi, jeigu mes norim, kad suktųsi kažkoks tai ratas ar kažkoks turbina, kažkokia variklis, maišiklė, tai mes turim parašyti skriptą, kad tas objektas nuolat suktųsi arba suktųsi nuo mygtuko įjungimo ar kažko tai. Tai pavyzdžiui, kaip galima pademonstruoti tą sukimąsi, tai galima pasidaryti. Čia PVZ galit kitaip sugalvoti, kaip gal gražiau sugalvosite. Čia vat kažkokį objektą, čia būtų kažkoks ratukas, skrimoliukas, kažkas tai tokio. Vat, ir, kaip matot, reikia viską paderinti, kad parinkti matmenis ir dabar reikia jam padaryti send to back. Op, ir va, tokie vat atsirado. Aišku, čia reikia centrą dar nustatyti, čia biškiai yra, gal va taip. Ir padarykime tokį efektą, tarsi šitas visas skrimoliukas sukasi. Tai mes kad kiekvienam objektui iš tų trijų, čia 3 objektai, kad kiekvienam objektui nereikėtų priskirti kintamai, aprašyti, tai mes juos visus va taip su pele apibraukiam ir sugrupuojam. Bet kai grupuosite, čia yra 2 grupavimo variantai ir jie iš esmės skiriasi. Yra va čia apačioj iš tokių spalvotų elementų make cell, padaryti celę. Tai šitas, jeigu jūs norit priskirti efektą, jisai netinka. Tai jūs turite pasirinkti make symbol. Va čia tokie 2 kvadračiukai apačioj. Aš spaudžiu ir pasidarė toksai vientisas objektas. Va, aš jį galiu dabar tampyti. Taip, dabar turiu objektą, noriu paimti sliderį iš burtininko kepurės. Pasiimu sliders. Ir aš noriu, kad nuo to sliderio man šitas objektas suktųsi. Taip, tai spaudžiam ant sliderio. Turim priskirti sliderių kintamai. Nu, čia būtų kampas, nežinau, tai K raidė. Taip, ir vietoj slider ten sukimas. Čia tiesiog. Taip, define K, taip, ir turi būti memory real, taip, kad būtų realus skaičius, nediskretinis. Žiūrim, memory real, close. Ok, gerai, turim. Tai čia šitas pas mus dabar turi kintamąjį K. Taip, mes savo pasižymėm. Taip, ir dabar ką? Dar mes galim išvesti kokią K reikšmė. Tai išvedam reikšmę su grotelėm, 3 grotelės, padidinam ir priskiriam grotelėm value display analog. Taip, ir rašom K, tai yra kintamasis, kurio reikšmę mes norim matyti. Dabar turim priskirti šitam, va šitas, kad suktųsi, pas mus yra efektas, va čia apačioj orientation vadinasi, taip, tai spaudžiam. Ir žiūrim, aha, čia reikšmė nuo 0 iki 100, o čia kampas sukimasi, 360 mes norim. Nu, tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Įrašom čia K, tai yra sliderio kintamasis. Ok, taip, va, viską priskiriam ir paleidžiam. Runtime, ignoruojam licenciją ir žiūrim, kas čia dabar gavosi. Taip, tai dabar žiūrėkite, aš suksiu ir šitas mūsų objektas, jisai sukasi ir jis prasisuka 360. Taip, bet mes keičiam kintamąjį K nuo 0 iki 100. Taip, tai mes va čia, nes yra jo efektas, orientation, ir čia parašyta, kai reikšmė bus 100, kampas bus 360. Taip, mes pavyzdžiui galim čia pakeisti kampą iki 360, tai pakeisti sliderį 360, bet esmės nekeičia. Mes tiesiog žinom, kad pilnas apsisukimas mums reiktų pakeisti reikšmę, K reikšmę nuo 0 iki 100 ir tada jisai prasisuks. Tai tada mastom, jeigu mes norim, kad jis suktųsi nuolat, tai mes turim ką padaryti? Mes turim nuolat pliusuoti K. Ir tada jisai nuolat suksis. Taip, tai mūsų skriptas turi nuolat kabinti.
Tai va, tai jeigu mum tiesiog besąlygiškai, kad suktųsi, tai mes einam į application scripts kaip visada. Taip, rašom čia every vienetą ir parašom, kad k nuolat didėtų. K lygų su tarpais, k tarpas plus tarpas 1. Taip, bet čia didės ir bus 100, 101, 102, o mes to nenorim. Taip, mes norim ką padaryti. Kai mūsų k nuo 0 padidėja iki 100, tai yra gerai, bet jeigu jisai 101, tai tada mes turim jį nunulint, kad jisai nepersipildytų. Nes mūsų visas efektas tai yra nuo 0 iki 100. Ir tada žiūrėkite, pagaunam, jeigu k lygų, tai yra jau yra 101, tai mes pakeičiam jo reikšmę iš 101 į 0. Ir tokiu būdu gausim tokį amžiną ciklą, end if. Taip, yra if, yra end if. Validate, klaidų nėra, ok. Nu, ir bandom paleisti. Nu, ir kaip matot, gaunasi amžinas sukimas, taip. Galim net taip jį sugauti. Taip, bet jeigu mes norim, kad būtų kažkokia sąlyga, pavyzdžiui, įjungti tą sukimą ir išjungti, tai mes eisim į kepurę, pasiimsime kokį nors switch, kažkokį, tokį tarkim. Taip, ir dabar žiūrėkite, priskirsim jam kintamąjį šitam savo switchui, spaudžiam ant jo ir kažkokį SW pavadinsiu switch'ą, ne? Čia spalvos, kažkoks užrašas, nežinau, įjungimas be lietuviškų raidžių, nes jis nemėgsta, man atrodo, tų raidžių, nosinių ir su tašku, tai apsieisim kaip nors. Define switch ir switch turi būti diskretinis, taip, tai yra 1 arba 0, nerealus skaičius, žiūrim. Memory discrete, va čia pasitikrinam, tikrai gerai, close. Taip, ir dabar turim aprašyti sąlygą. Jeigu jungiklis tas įjungtas, tada sukasi. Jeigu išjungtas, nesisuka. Tai reiktų ką? Nueiti skriptą ir pagalvoti, ne? Vat šitas pliusavimas k lygų k plus 1 turi vykti tik tada, kai jungiklis įjungtas, paspaustas, taip, kai jis yra 1 įjungtas. Tai aš turiu patobulinti kodą. Jeigu mūsų jungiklis switch lygų 1, tai yra įjungtas, then tada jau galime pliusuoti. Čia taip gražiai padarom, su tab klavišu spaudžiam, kad atitraukti nuo krašto, kad būtų gražiau, tvarkingiau ir end if. Tai va, tai jeigu switch'as paspaustas, tada pliusuojam. Jeigu switch'as nepaspaustas, nepliusuojam. Ok, klaidų nemeta, paleidžiam, žiūrim. Dabar išjungtas, taip, šitas veikia, nes čia tiesioginis ryšys nuo slaiderio, bet kaip įjungti? Įjungiam. Ir važiuoja, žiūrėkit, išjungiam, sustoja. Įjungiam, važiuoja. Taip ar taip veiks. Tai va tokia logika. Tai reiškia, šitam darbelėje mes pamatėme, kaip sugrupuoti objektus, kaip padaryti bendrą tokį vientisą objektą, kad jam būtų galima iš karto vieną kartą kažkokį priskirti veiksmą, efektą, taip, ir viskas veikia. Tai vat panagrinėkite, pažiūrėkite, pagalvokite, kaip kas, ar jūs suprantate, kaip tas daroma, bet kaip matote, skriptas labai paprastas.